Šiandien yra 4 diena, kai aš ruošiuosi mūgiai, bet vaidalį šiandien tai jau... O mielas daktarė padėk. Nes suprantu, kad montavimas mano turi baigtis, jeigu aš noriu į tą mūgį išvažiuoti. Aš dar turiu tas pačias 13 kosmetinių. Man dar liko 36 padaryti. Bet kažkaip. Tai aš dar sugalvoju, kad aš noriu perlų vėrimus pasidaryti. Bet čia tik iš meilės. Tai tikrai nuoširdžiai tik iš meilės, man be proto yra gražu perlų vėriniai. Tai galvoju, vat, kodėl nepadarius. 6.5 hours later. Padariau porą vėrinių, tai vieni bus su karoliukais perinančiais, kiti bus tiesiog perlai. Perlai tik kažkas savo. Tiesiog. Man labai patinka, labai gražu. 2,000 years later. Gavau palapinę, bet. Šita dėžė yra realiai mano ūgio. Mano mašina yra mažytė. Jinai yra mažytė. Kaip man reikės ją sugrūst? Aš manau, čia yra antradienio problema, bet antrą dėžę. Tai yra realiai irgi mano ūgio. Šitos dėžės aš net negaliu pakelt. Absoliučiai negaliu pakelt. Bet svarbiausia gavau, svarbiausia turiu. Tai jau biški ramiau. Nes jau man skambino, sako, tai mes gal tau pirmadienį pristatysim. Man netinka pirmadienis, man reikia dabar. Reikia toliau dirbti, nes kaip sakant. O mielas daktarė padėk. Ja, kita siunta, kurio žinau, kad bus dovanėlės jums. Tai kas pirksit mūgį kosmetinę, galės išsirinkti dovanėlę. Kaip laukiu už tos siuntos. Kaip gerai. Kosmetinės dar nepadarytos. Pat ir vaidelį sugadinau. Šiandien realiai visas video iš mano mašinos. Kaip matot, saulė leidžiasi. Aš jau galvojau, kad šiandieną progreso, tai turbūt neturėsiu. Bet čia va turim buvo medžiagų sukirptų. Važiuoju namo ir toliau siūsiu ir darysiu, kad būtų dar daugiau progreso. Dienos dirbsta tiesiog, bet aš padarysiu. Ir bus viskas tiesiog nuostabu. Padariau vieną kosmetinę. Man tikrai rauna stoga. Aš einu miegot ir susitiksim rytoj.